Kauno technologijos universitetas kartu su partneriais sukūrė medžiagas pusiau skaidriems, dvipusiams, ekonomiškiems saulės elementams, kurie efektyviai veikia esant intensyviam ir silpnam saulės apšvietimui bei snieguotomis sąlygomis. Tokie saulės elementai taip pat gali būti naudojami elektros energijos generavimui šešėlyje, elektromobilių languose, architektūros sprendimuose. Projekte bandome surasti tinkamas medžiagas ir tinkamą kompoziciją stibio chalkogenido saulės elementams. Tai būtų naujos kartos elementai, kurie galėtų papildyti dabartinius turimus silicio saulės elementus. Siekime sukurti, pagerinti naujos kartos saulės elementus. Šiuose saulės elementuose išbandytos Kauno technologijos universitete susintetintos naujos medžiagos. Šių elementų vienas iš privalumų yra tai, kad jie gali sugerti ne tik tiesioginę saulės šviesą, bet ir atsispindėjusią nuo paviršiaus. Pavyzdžiui, galima būtų po saulės elementais padėti balto žvyro, kuris atspindėtų dalį saulės šviesos ir taip pagerintų saulės elemento našumą. Taipogi tai puikiai veikia, jeigu yra daug sniego. Sniegas taipogi puikiai atspindi saulės šviesą ir tai galėtų padėti tokiem elementam sugerti daugiau saulės šviesos, tai ko pasekoje padidėtų pats prietaiso našumas. Šie saulės elementai galėtų būti naudingi būtent šiaurės regionuose, kadangi juose yra mažiau saulėtų dienų, taipogi žiemos metu iškrinta ganėtinai daug sniego, taigi tokie saulės elementai galėtų surinkti dalį šviesos, atsispindėjusios nuo sniego ir tai pagerintų prietaiso našumą. Šie saulės elementai galėtų būti pagaminami gan pigiau, bei jie galėtų turėti savo nišą. Pavyzdžiui, jie galėtų būti panaudoti ant daugiaaukščio stiklų, pavyzdžiui, ofisų pastatų, kadangi galėtų būti pagaminti pusiau skaidrūs. Tai būtų kaip ir išnaudojama papildoma vieta, nereikėtų visų saulės elementų dėti vien tik tai ant žemės ar ant stogų, būtų galima panaudoti ir daugiaaukščius stiklinius pastatus. Mūsų partneriai iš Talino buvo atsakingi už saulės elementų gamybą. Mūsų mokslinė grupė Kaune sintetino junginius, kurie padėtų krūvininkų transportui. Tai yra vienas komponentas saulės elementuose. O partneriai iš Latvijos buvo atsakingi už tam tikrus matavimus, o kolegos iš Norvegijos atliko teorinius skaičiavimus tam, kad galima būtų pasiekti optimalų rezultatą.